Labadiena visiems teatro, meno mylėtojams, kurie jau 3 metus ruošiasi atvykti į Vilhelmo teatrų festivalį. Šiais metais, kaip ir visada, kiekvienais metais, Vilhelmo teatrų festivalis kalba apie pokytį. Pirmieji metai, kai tik pradėjome galvoti apie šį festivalį, prasidėjo nuo idėjos, kaipgi įprasminti mažosios Lietuvos, sakykime, architektūrinį, meninį paveikslą. Vilhelmo teatrų festivalis 2 metais perskelia į Vilhelmo kanalą. Šiais metais mes esame Kairių poligone, kuris gyvena savo gyvenimą ir kuria savo istoriją. Ir šiais metais tarptautiniu jau tampantis Vilhelmo teatrų festivalis, kodėlgi jis čia, kuo šita vieta išskirtinė, ypatinga, įdomi, traukianti pažinti šį kraštą. Norėčiau pakalbinti, savo įžvalgomis pasidalinti, kviečiu istorikę, humanitarinių mokslų daktarę, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnėje mokslo darbuotoja, docentė Silva Pocytė. Sveiki, Silva. Sveiki. Tai kodėlgi mes čia šitoj vietoje esame ir kuo ji yra ypatinga mažosios Lietuvos regionui? Ši teritorija atspindi turbūt visos mažosios Lietuvos ir mūsų Klaipėdos krašto istorijos labai sudėtinga prasidėjusi istorijos etapą po Antrojo pasaulinio karo, nes jeigu mes dabar važiuotume, o ir važiuos festivalio žiūrovai šiomis vietomis, praktiškai nebelabai ras gyvenamųjų namų, gyvenamųjų vietų, kaimų, nes jau kaip ir buvo minėta, direktorės mes esame Kairių poligone. O jeigu mes pasižiūrėtume iš Paukščio skrydžio į šią teritoriją, tai esame tarp Marių ir Vilhelmo kanalo. Ir iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos čia virė gyvenimas. Čia esančiuose kaimuose gyveno daugiausiai žvejai, kurie užsiėmė žvejybą, gaudydavo žuvį, ją apdorodavo, ją parduodavo. Ir tą gyvenimo tėkmę liudija ir šioje teritorijoje esančios senosios kapinaitės. Prie vienų iš jų ir esame šiandieną, kurios buvo sutvarkytos, tai prie vadinamo Lužijos Šeparijos kelio. Tai iš ties po Antrojo pasaulinio karo, kai jo pabaigoje iš krašto pasitraukė didžioji krašto gyventojų dauguma, kraštas ištuštėjo, o kadangi mes esame toj aplinkoj netoli Klaipėdos, tai buvo strateginė teritorija prasidėjusioje sovietinėje okupacijoje. Ir čia įsikūrė sovietinis armijos poligonas, sovietinė armija, kuri sugriovė arba sunaikino čia buvusi krašto paveldą, tiek senasias kapines nebeprižiūrėjo arba paminklai buvo sugriauti. Šioje teritorijoje buvo ir Kairių evangelikų liuteronų bažnyčia, kurios bokštai ir pats pastatas buvo tapęs sovietų karių šaudymo objektų. Tai joje, šioje teritorijoje persipina tiek senieji krašto istorijos ženklai, kuriuos galima dar atsekti pagal senasias krašto kapines, pagal išlikusių namų fragmentus, pagal išlikusią kelių struktūrą. O kita vertus ši vieta yra svarbi ir tuo, kad tai yra tarsi liudijimas tos sudėtingos krašto istorijos, kuri yra mums visiems labai svarbi. Mes turime ją puoselėti, išsaugoti ir sutvarkytos už mūsų nugarų esančios senosios Klaipėdos krašto kapinės liudija, kad šis teatro festivalis ne tik kuria meną tokiose gamtinėse, gražiose mūsų krašto erdvėse, tačiau ir mus visus pakviečia drauge puoselėti krašto paveldą ir
taip pat pagerbti šito krašto žmonės, kurie čia kelis šimtus metų gyveno ir dabar mes tarsi turime tą pareigą jų atminimo neužmiršti. Ačiū gerbiamai istorikiai. Kaip ir jau supratote, šio festivalio metu mes keliausime jau per išnykusias vietoves, išnykusius kaimus ir bandysime į dienos šviesą iškelti tai, ką jau istorija galbūt yra jau pamiršusi ir tik per meną galime susipažinti, atkurti, įprasminti tai, ką mažoji Lietuva turi svarbiausia. Tai yra tas paveldas, kuris ir augina jumis kaip žmonės, kaip menininkus, kaip tuos, kurie gali per meninę įvairovę supažindinti, o galbūt ir kitus priversti susimastyti, tai kasgi yra ta mažoji Lietuva ir kokį istorinį paveldą mes turime šitoje vietoje. Na ir kaip ir minėjome, šio festivalio pagrindinė idėja tai yra šviesotamsos, Virginijos Rimkaitės teksto autorės sugalvotas pavadinimas, kuris labai dera su šita vieta. Kaip suprantama, kiekvienas menininkas supranta šią idėją skirtingai. Šviesotamsos lyg į dienos šviesą iškeliama istorija, galbūt tamsos apipavidalinimas, galbūt šviesos ieškojimas tose vietose, kuriuose patekti gali tik tais tie, kurie atvyks į šį festivalį. Ir šalia manęs sėdi šio festivalio kompozitorius, gerbiamas Kristijonas Lučinskas, kuriam esame be galo dėkingi, kad jis sutiko tapti šio festivalio kompozitoriumi ir jau yra sukurtas specialiai šiam festivaliui garsinis takelis, kuris inspiravo Kristijoną pažvelgti šią vietą iš muzikinio rakurso pusės ir pajausti, kasgi šitose vietovėse vyko, kasgi šitose vietovėse rezidavo, gyveno. Tai Kristijonai, keletą žodžių, kaip tau sekėsi ir kokį tu produktą atneši šį festivalį? Festivalio temos pavadinimas mane inspiravo pažvelgti visą tai iš garso pusės, iškelti negirdimą garsą girdimą, iš tamsos šviesą ištraukti ir surinkti vietos objektų, kažkokius garsus, pavyzdžiui, tilto per Vilknimo kanalą sugriuvusio medžio šakų iš miško pasirinkti ir jais jų skambesį paimti su specialiais ultragarsą gaudančiais mikrofonais ir vėliau tą garsą transformuojant į mūsų girdimą spektrą, išgirsti tą garsą, kurio šiaip nesigirdi, ištraukti net į šviesą. Taip pat vienoj stotelėje pasirinkom šio krašto liaudies dainą. Tai yra valandėlė, tai yra Maro daina apie prarastus artimuosius. Ir kas ją sudainavo? Ją sudainavo Virgina Pisnauskienė, šišelniškė šio krašto kalbą žinanti moteris. Gyvenanti tom kasdien ir nuolat nesidžiaugianti, kad gali prasminti, įamžinti savo šitą dar vis nykstančią kalbą. Na ir ką, šiaip stengiausi sukurti mistišką atmosferą, kuri būtų įtraukianti žiūrovą, kuri atlieptų kitų dalyvių, choreografų, šokėjų bei kitų artistų išmanymus. Ir kad viskas įsilietų į gamtą ir įtrauktų. Tai supratau, tokie 3 raktažodžiai šios vietos garsai, tada istorinė daina, kurią atlieka Virgina Pisnauskienė, kuri tiesiog bus implementuota, kad žmonėm kiltų inspiracijos susikurti savo fantazijose, kaipgi čia gyveno tie žmonės. Ir labai esam dėkingi Kristijonui, nes įdomu, jog šis festivalis
implementuoja į save teatro, šokio trupes, kurios atvyksta būtent į tą teritoriją tik festivalio dienai jau prieš dieną ir veikia šitoje teritorijoje tokiais, na, sakykime, dalomaisiais dalykais, kaip pati vieta inspiruoja, tada ką yra pats režisierius sugalvojęs, na ir žinoma, gerbiamo Kristijono kompozitoriaus muzika, kuri irgi sukuria atmosferą ir įrankį veikti teatro trupėm, kurios na, tose šviesotamsose ir veiks visą festivalio dieną. Na, o apie pačias trupes ir kiek jų bus ir kas čia atvažiuoja pas mūsų, tai šiais metais gerbiamas Donatas Savickis, režisierius, kuris na, apjungia, sakykime, ir galvoja ne tik apie savo trupės pasirodymą, bet ir apie visų kitų pasirodymų tą jungiamąją grandį, kasgi juos galėtų sieti, kaip ir muzika, kaip ir išnykusios tos teritorijos. Tai Donatai, trumpai, kiek šiais metais trupių ir šiais metais keitėsi tavo vaidmuo, tu jau su savo teatru įsilieji į patį festivalio vyksmą ir ne tik Briedžiai tada jau veikia, bet ir Ernsto Vicherto teatras, kuris, sakykime, įgauna visiškai netikėtą rakursą. Tai trumpai tada. Jeigu labai trumpai, tai šiais metais dalyvauja 6 trupės. Iš tikrųjų, festivalis pildosi naujais dalyviais ir senaisiais dalyviais, kurie grįžta. Kadangi festivalis yra toksai nestandartinis, tai labai yra gera, kai grįžta žmonės po pirmo festivalio, kaip Aleksas grįžta. Ir yra labai smagu, nes jie jau žino viso festivalio žaidimo taisyklės ir gali žaisti mūsų festivalyje, tam plenere vadinamam teatrų. O šiais metais dar toksai bus tokia kaip naujovė, gal iš Vilniaus Teatronas, kuris tai yra šiuolaikinio cirko trupė, kuri taip pat įsilies į festivalį. Taip pat turime naują trupę iš Panevėžio, jaunų aktorių trupė Teatras Menas Panevėžio, taip pat įsilieja mūsų festivalį kaip naujokai ir tikimės, kad žiūrėsime, gal bendradarbiavimas tęsis mūsų ir toliau. Taip pat, kaip ir Rūta minėjo, kad šiais metais yra, galim sakyti, tarptautinis festivalis. Tai taip pat su Rūta teko ieškoti trupių užsienio, ką galėtume pakviesti. Ir labai džiugu, kad atradom tokią specifinę švedų trupę, kuri savo pasirodymus atlieka medžiuose. Tai bus labai, taip sakant, įdomu pamatyti, kaip jie įsilies į šitą erdvę. Ir jau Aleksą, kaip ir pasakiau, mūsų jau, kaip sakant, jau dalyvaus antrą kartą festivalyje. Ir mūsų Ernsto Vicherto teatro trupė, kuri irgi taip pat šiais metais dalyvauja kaip dalyvis. Visą laiką buvom tokia jungiamoji grandis tarsi, esam ir nesam, bet ir tuo pačiu viską sujungiam. Bet šį kartą trupė daro atskirą pasirodymą, darome ir iš tikrųjų kažkaip tais tokį gan, dabar bijau kažką pasakyti, bet gan toksai gausis mistinis pasirodymas, labai iš tikrųjų kažkaip tais darant tą pasirodymą, tiek dirbant su dailininkais, po to gavus Virginijos tekstus, labai viskas susišaukia, tiek stilistiškai, tiek tekstiškai, tai kažkoks, matyt, ta vieta kažkaip tais apjungia tą kūrybinę jungtį, kažkokia vis tiek matyt, susišaukia su kitais menininkais. Ir taip pat, kaip visą laiką, mūsų festivalio simbolis, tai Briedžiai, kurie šiais metais taip pat migruos festivalio teritorijoje, kuris tapo mūsų neatsiejamo gal festivalio toks ženklų įvaizdžio dalimi ir tik tai keičiantis spalvą. Tai kokia spalva šiais metais? Šiais metais yra tokia raudonų plytų spalva. Spalva tarsi tas kraštas padiktavo tą spalvą, nes yra tilto liekanos išlikusios raudonų plytų. Čia mes sėdime taip pat prie senųjų kapinių vartų, tarsi ta spalva. Ir ta spalva tokia raudona, gal ta ugnis, šviesotamsa, tarsi ugnis, kuri kažkada čia švietė, kažkada čia buvo, dabar užgeso. Ir dėka mūsų vėl jinai festivalio dieną išvies. Kad primindama apie šią vietą, ir man pačiam yra atradimas, aš kažkaip tais negalvojau, kad čia yra kažkada buvę kaimai, kažkada yra gyvenę žmonės, kažkada čia vyko veiksmas.
gyvenimas ir taip pagalvoju iš tikrųjų, kaip yra viskas yra laikina pas mumis, kad vieną dieną čia esam, kitą dieną mūsų čia nebus. Ir tai labai graži festivalio misija. Šitų metų festivalio misija įgauna tokią ypatingą reikšmę. Mes visada kalbame apie tą pokytį, kaip minėjau, Vilhelmo festivalio metu, tai kažkaip praeitais metais sutapo, kad Vilhelmo festivalis kanalu plaukiant po šito festivalio, prasidėjo tiltų rekonstrukcija, kalbam apie šliuzų rekonstrukciją. Tai šiais metais mes kartu su kariuomenė, su kuria ta bendrystė ir bendradarbiavimas yra tikrai labai svarbus visuomeniai ir esame be galo dėkingi, žinoma, visai kariuomeniai, pradedant vadu ir baigiant Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigadai Žemaitija, kurie įsileido mumis į šitą karių poligoną ir labai svarbu pažymėti, kad tai yra vieta, kuri nėra, sakykime, visuomenės lankoma ir dabar mes per šią spaudos konferenciją mes esame įleisti, yra nutrauktos pratybos ir mums pasibaigus, mums bebendraujant, jos bus vėl pratęstos, tai esame be galo dėkingi ir tikime, jog šis festivalis irgi yra tas toks, tiltas tarp kariuomenės ir visuomenės ir čia yra atskira padėka ir mes apie tai dar kalbėsime ir ne kartą ir per patį festivalį. Ir Aleksai, jūs daugkartinis šito festivalio dalyvis ir sakykite, ar jums tos vietos, neįprastos vietos, jums kaip teatro kūrėjai, aš manau, kad tai yra didelis iššūkis priimti vietą, į ją įsigyventi ir per trumpą laiką veikti joje, kaip pasakyti, atspindint šitos vietos tą identitetą ir tą kūrybišką vietokurą ištraukti dienos šviesą. Tai kokie jūsų pamąstymai, kaip jūs šiais metais planuojate veikti ir ar tai yra paskutinis kartas, kai jūs dalyvaujate Vilhelmo teatro festivalyje? Džiaugiuosi, kad būsiu kartu su jumis ir turiu šitą garbę prisiliesti prie stebuklo, prisiliesti prie to, prakalbinti laiką. Ir neišgąsdinti tos praeities dvasios, kurį jinai lydi visame tame, kas mūsų supa, kažkaip prisilies jautriai prie to savo misijos ir pajusti tą praeities dvasią toj erdvėje, kur mums suteikta. Ir kad tai paliestų žmonės ir kad duotų jiems kažkokį postūmį kurti, o ne griauti. Kažkaip, žiūrėsim, kaip mums seksis, kaip mums ta misija duosis, bet labai dėkingas, kad esu čia ir šitie iššūkiai mums labai, mes laukiam tokių iššūkių. Tai aš tikiu, kad menininkam po pirmų festivalio, mums tai pasakyti, teko ieškoti, trupį kalbinėti, pristatyti, kur mes, ką mes čia darysim, žodžiu, kad visą dieną teks reziduoti gamtoje ir tai yra iš tikrųjų iššūkis menininkams, nes turime 3 festivalio seansus, šiais metais po 4 valandas ir iššūkis išbūti, susigyventi su gamta. Ir, o jau praėjusiais ir šiais metais mes jau sulaukėme skambučių ir sakymų, mes irgi norim dalyvauti šitam festivalyje, tai mums smagu, kad šis festivalis gyvuodamas jis augina ne tik savo lankytojų, mes, kaip sakome, lankytojus augina, bet ir augina ir tuos, menininkai, kurie nori atvažiuoti ir kartu, kaip Donatas sako, galbūt čia toks yra ne festivalis, gal mes kartais vadiname pleneru ir galbūt tai išaugs į plenerą vienais metais, pažiūrėsim, kaip festivalis gyvuos toliau, o jis tikrai žada toliau gyvuoti. Ir dar tokia truputį informacija, jog mes sulaukėme klausimų, kada šis festivalis taps masiniu, ar jis pritrauks, sakykime, tą masę, tos tūkstančius, tai mes neturime šito antuždavinio, norime turėti tikslinę publiką, kurie domisi istorija, kuriem įdomus būtent šitas kraštas yra, kurie atvažiuoja čia ne tik praleisti gerai laiką, mes pavažinėti dviračiais, paplaukoti laivais, bet jiems
kuriems yra įdomi šio krašto istorija, šio krašto identitetas, kultūrinis identitetas, kuris nėra, na, sakykime, toks džiaugsmingas, jis turi ir skausmingų, sakykime, emocijų, kurios irgi bus išryškintos šitame festivalyje. Tai 3 festivalio seansai, rugpjūčio 3 dieną startuosime nuo Priekulės meno ir kultūros centro, kuriame autobusai lauks jūsų atvykstančių ir jūs būsite visi, na, sakykime, atvežti į festivalio epicentrą, kuriame sėsite ant dviračių. Festivalio, sakykime, epicentro vietoje minsime apie 10-11 km. Stotelėse matysime trupes, kurios įprasmins jau išnykusias vietas, išnykusius kaimus, išnykusią bažnyčią. Už savęs mes matome sutvarkytas kapinaitės, kurios prieš 2 savaitės čia negalėjome į kojo žengti, ir ačiū kariuomeniai, ačiū istorikams, ačiū visiems, kurie prisidėjo prie kapinaičių tvarkymo. Ir minant dviračiais mes aplankysime tas vietas, kurios bus įprasmintos meniniuose ieškojimuose. Ir tik neužmirškite, kad mes esame gamtoje, tai ir pasiruošimas atitinkamas turėtų būti, turėkite gertuves su savim. Ir nesakykime, kad visos festivalio vietos yra užpildytos. Sakykime, kad keletą vietų laisvų mes dar turime. Ir rugpjūčio 3 dieną, tiek dabar sinoptikai žada, oras tikrai mūsų nepaves. Na, o jeigu truputėlį lietus ir užlytų, tai šitam festivaliui tai suteikia tikrai tik tais išskirtinumo, ir gamta atiduoda save į mūsų rankas. Ir rugpjūčio 3 dieną mes visų laukiame kūrybiškos vietokaros festivalyje Vilhelmo teatro festivalis, kuris keliasi šiais metais į Karių poligoną. Tai susitikime rugpjūčio 3 dieną.